Visiems laba diena. Noriu Jums pristatyti tanko T-34 radiovaldomą modelį, kurį sukūriau ir pagaminau pats. Jo dydį galite matyti pagal šios skaičius. Stengtasi buvo nukopijuoti kuo tiksliau. Na, manau, tai pavyko. Liko baigiamieji darbai, sureguliuoti kai kurios mazgus ir nudažyti. Tanko korpusas pagamintas 90% iš aliuminio. Dabar pademonstruosiu Jums jo mechanizmus. Pradėsime nuo bokštelio. Štai Jūs matote patranką, patrankos kėlimo mechanizmą. Patranka šiaip tai turės šaudyti iš rutuliukų. Na, manau, tai bus neblogas efektas. Dabar nuimsime variklio plokštę. Štai Jūs matote variklių valdymą. Nuimsime bokštelę. Štai Jūs matote visus jo vidurius. Štai akumuliatorių skyrius. Štai variklių valdymas. Štai matote bokštelio pasukimo mechanizmą, plaukiojančius kontaktus. Čia yra imtuvas, kurį teko įsigyti. Štai dabar atidarysime dureles ir Jūs matote pagrindinį jungiklį. Nuimame priekinę plokštę. Ir štai Jūs matote visus mechanizmus. Štai jungiklis. Įjungus užsidega lemputė. Na štai kol kas tiek. Kai bus pagamintas iki galo, pademonstruosiu Jums jo galimybės. O tai jau bus antram